Štai, mėlyjeji, atkeliavom į Marijampolės konsultacinę polikliniką ir čia parodysim jum keletą tokių svarbių trūkumų, kuriuos reikia pašalinti, pagelbėti Marijampolės konsultaciniai poliklinikai. Šiaip viskas palaipsniui tvarkoma, bet norėtųsi, kad greičiau. Tai va, raginu visus, kaip sakyti, pasiturinčius asmenis, kad remti Marijampolės konsultacinę polikliniką. Taip, žygiuosim toliau. Štai, parodom toliau Marijampolės konsultacinę polikliniką. Čia būtų galima sutvarkyti gražiau tą visą prieigą. Čia va toks lopinėlis jau renovuotas, šaligatvių pagražytas, o čia, kaip matote, toliau dar tęsiasi nuo pat pastatymo. Visas šaligatvis toksai šleivas kreivas. Šiaip konsultacinė poliklinika, kaip matote, visa yra renovuota, graži ir viduj. Daug erdvių jau, kaip sakyti, atitinka šiuolaikinius standartus, bet va po truputį visur dar reikia lėšų, dar reikia visur pagražinti. Va šitie laiptai, kur lipa žmogus, pacientas, tai labai atnaujita, gražiai padaryta, nes jau buvo labai išklerę baisus laiptai. Ir ten toliau matosi. Tai labai džiugu, kad čia padarė tuos laiptus naujus, nes buvo labai nesaugu jau eiti ir tik čia va dar tokios prieigos reikalauja remonto. Ir ten toliau matot aikštelį mašinų. Dar yra erdvės iki to beržo, būtų galima tikrai išplėsti, nes visų pacientų automobiliai tikrai netelpa. Čia didžiulis va dar tokios vėjos, tikrai galima praplėsti mašinų aikštelę, nes šiais laikais daug daugiau automobilių, o čia buvo kaip nuo pat pastatymų. Tai tada būtų labai daug mažai, kas turėjo tų automobilių. Čia va truputį patvarkė šitą irgi prieigą. Nu ne truputį, čia dabar jau daug gražiau sutvarkyta. Šita siena jau griuvo. Tiesiog tai sutvarkė. O va šitos prieigos. Čia irgi būtų galima sutvarkyti. Čia prieisim, parodysiu. Čia va visur tokios erdvės menančios statybas. Nei šviestuvų dar nėra. O čia buvo laiptai. Tai yra dabar jau kaip, nežinau ar juos tvarkys, bet čia būtų tikrai patogu žmonėm užlipti. Taip ir buvo pritaikyta tie laiptai. Turėtų sutvarkyti, aš manau, daug saugiau laiptais lipti negu slidžiu sezono metu. Šituo nuolydžiu žmonėm gali ir per slidu. Tai va šitoj vietoj tiek. Tai va parodo tos laiptus iš priekio, kaip čia jie tragiškai dabar atrodo, o juos čia gal nedaug reikia ir paremontuoti. Ir būtų labai šaunu žmonėms užlipti. O čia va matosi šitą pravažiavimas, čia atvažiuoja ir greitosios pagalbos. Ir kadangi būtų didesnį ten aikštelė, tai čia nebūtų automobilių ir čia labai tiesiog sunku pravažiuoti, užvažiuoti į tą kalną, užvežti ligonius. Tai čia trūksta vietos, čia automobilių šių vietų turėtų nebūti. Dabar einam šalia gatvių.
šituo. Čia kaip ligoninė, tai irgi reikalingas remontas visiems šaligatviams, nes yra kreivi išklerę nuo pat pastatymo. Ligoniai pastatytai kurta kokiais 1980 kokiais 85. Nuo tų laiko šaligatviai šičia niekas neremontuota. Kaip sakyti, tik tai kaip kur koks lopas ant lopo. Nes šiai ligoniai vaikščioja, čia yra nesaugu vaikščioti ligonys teritorijoje su tokiais. Va, matot, kas šiaip darosi. Čia tikrai visur reikia investicijų, būtinai projektus rašyti, kreiptis į Europos Sąjungą, lėšas imti visur, kur tik įmanoma. Gal ir privatūs asmenys pamatę šį reportažą galėtų investuoti į padėti ligoninė Marijampolės ligoninė. Va, šita vieta irgi tokia žiauri. Čia ne kartą ateitį vedžiau sunkiai vaikštantį pas gydytoją urologą, tai čia jis užkliuvo ne kartą, vos nepargriuvo. Žmogus, čia yra labai nesaugu. Nes ten va priešais kaip tik urologų kabinetas, ir pro čia yra ateinama. Yra nesaugu. O štai parodysiu. Čia toks kliombas, čia kitur normalu, va, kaip į administraciją, tai yra sutvarkytas ir šaligatvis. Ir viską tvarkoj, administracijai nereikia kliūdinėti, griuvinėti, o kur pats ligoniai vaikšto, tai yra va tokių trūkumų. Čia dabar didžiulis yra toks pastatas, užkonservuotas korpusas, kuriame galėtų įsikurti visa konsultacinė poliklinika, visi gydytojų kabinetai, visokie tyrimai, nes yra išmėtyta po visur, po visą ligoninę, o čia būtų viskas vienoje vietoje ir būtų labai patogu, bet jis užkonservuotas, trūksta lėšų, niekaip negauna iš Europos Sąjungos ar iš kokių tai fondų lėšų. Ir jisai stovi užkonservuotas. O tai labai būtų gerai. Čia kaip matote ir ta teritorija. Nei šaligatvė jau niekas mena, nei šviestuvai, nieks šitą vietą niekas neveikia. Ten tiesiog balandžių veisykla karvelių. Tai va, gerbiami Marijampolės administratoriai ir ligoninės vadovai, ieškokit visur lėšų. Šitas didžiulis korpusas turi būti sutvarkytas. Tuomet bus džiaugsmo visiems pacientam. Čia labai šauniai tilptų. Labai šauniai tilptų visa konsultacinė poliklinika. O kadangi atsilaisvytų, kur dabar užimta su kabinetais ir tyrimais, tai būtų daugiau vietų, kaip sakyti, guldymo vietų su įvairiom ligom. O dabar ištisai neguldo žmonių ligoninė, kad ir turi problemų. Motyvuoja, kad nėra vietų. Čia kažką gal lyg tai pradėjau daryti. Čia kažkoks laužynas. Bet čia sustoja, nieks nieko taip rimtai ir nedaro.
Šiaip va kiti korpusai, matot, jau pilnai iš lauko tikrai trenovuoti, gražu. Viduj, kaip minėjau, irgi daug tvarkoma. Daug yra, bet dar daug kur irgi ir viduj reikia investicijų. Aš parodysiu dar tą korpusą iš toliau. Tai yra didžiulis korpusas. Ir reikia jį prikelti naujam gyvenimui. Štai dar iš šitos pusės parodysiu iš toliau tą korpusą. Šiaip aplinka apsodinta labai gražiai, labai išpuoselėta, tikrai aplinka graži, medeliai, eglutės, bet patį korpusą būtinai. Tai va, gerbiami verslininkai, Lietuvos milijonieriai, remkit tokius darbus, tokias idėjas, projektus, kad būt žmonėm. Nekiškit savo milijonų, va ir Marijampolės Mantinga, vietoj to, kad statosi kelis fabrikus, tai galėtų padaryti tokį gerą, gražų darbą, geriau atstatytų tokį korpusą. Tai būtų ateities kartom atsiminti apie tokį miesto milijonierių, paminėtų gerų vardų žmonės, o ne kad savo tik tai viską kišti į savo piniginės.